Taigi, prisitvirtinome medžiagą prie CNC staklių paduko ir susikūrėme easel.com paskyrą. Įsijungus programos langą, štai mus pasitinka toks darbalaukis. Tai ką pirmiausia reikėtų pasikeisti, tai pasikeisti matavimus iš colių į milimetrus. Štai šioje vietoje yra pasirinkimas. Ir antras žingsnelis būtų pasirinkti tinkamą medžiagą, kurią naudojame graviravimui. Štai šioje vietoje išsiskleidžiam meniu ir iš sąrašo galime pasirinkti skirtingas medžiagas. Jeigu šiame sąraše reikalingos medžiagos nėra, jas galima prisidėti štai šioje vietoje Add a Material. Ir pasirinkę štai čia, gaunam daug platesnį sąrašą skirtingų medžiagų pagal poreikį. Šiuo atveju mes per daug nesigilinam, paliekam šią medžiagą ir tęsiam darbą toliau. Tai keli įrankiai, kurie mums gali padėti kurti formas, jeigu mes jos netidarome iš kitos programos. Tai yra formų pasirinkimai. Štai šiame meniu yra kelios pagrindinės formos, kurias po to galime šiek tiek manipuliuoti ir keisti. Jeigu pasirenkam kvadratą ir prie kiekvienos formos matom atsiranda papildoma lentelė, kurioje matosi pagrindiniai tos formos lokacijos, matmenys ir jos dydžio parametrai. Jeigu pasirenkam šitos lentelės antrą puslapį, štai atsiranda gylio matuoklį. Ir mes va šitas lankiklį keisdami, matom dešiniajame lange, peržiūros lange, kaip ta forma atrodys mūsų galutinėme graviravimo etape. Kuo mes didinam gylį, to mums didėja ir išpjovimas. Ir pagal tai, jeigu atkreipsim dėmesį, keičiasi ir mūsų formos spalva. Kuo jinai gilesnė, tuo tampa juodesnė. Ir kuo arčiau paviršiaus, tuo jinai šviesesnė. Tai mums gali padėti labai paprastai suprasti, kuri forma yra gilesnė, o kuri ne, būtent šitam pirminėme lange. Štai matom, šita jau akivaizdžiai bus giliau, o šita bus labiau arčiau paviršiaus. Kaip keisti mūsų pasirinktą formą? Štai jeigu atkreipsim dėmesį į šią lentelę, yra parašyta Edit Points ir spausti E raidę. Jeigu mes paspaudžiam E raidę, atsiranda tokie taškeliai ir mes už jų tempiam su kairiu mygtuku pelės įspaudę ir galim manipuliuoti formą, kaip mes norime. Jeigu norime pridėti papildomų taškų, kažkur kraštinėje pasirenkam ir spustinam kairį mygtuką ir štai atsiranda mums papildomas taškas, iš kurio galime tą formą tempti toliau. Jeigu norim, kad tas taškas susikirtimas būtų ne kampas, bet labiau lenkta forma, štai va šioje vietoje galime pasirinkti, ar tai bus status kampas ar apskritimas. Ir dar va atsiranda tokios rankenėlės, su kuriomis galime dar detaliau mūsų formos išlinkimus pakeisti. Taip, tai tokia yra formų keitimo ir redagavimo sistema easel programoje. Dar vienas įrankis yra Line Tool, su kuriuo mes galime kurti naujas formas jau su mūsų pelės paspaudimais. Kairiu pelės mygtuku spustelnam ant norimos vietos ir perėję visą perimetrą galim formą uždaryti, pasiekę pirmąjį mūsų taškelį ir štai atsiranda galutinis rezultatas. Lygiai taip pat paspaudę E raidę, kaip mums įrodo lentelėje, galime keisti taškus, truputėlį juos ištempti arba pridėti naujų spustildami kairį mygtuką norimoje vietoje. Ir taip susiformuojam norimą formą. Kai jau mums jos nebereikės, galime labai paprastai ištrinti paspaudę Delete mygtuką. Šiuo atveju, kadangi buvau pasirinkęs taškus, tai tiesiog ištrina taškus, o jeigu pasirenkam vėl foną ir vėl spustelnam ant formos ir paspaudžiam Delete, forma išsitrina. Kaip rinkti tekstą? Lygiai taip pat labai paprastai pasirenkam teksto rinkimo funkciją, iš sąrašo išsirenkam norimą šriftą. Štai mums atsiranda tekst pavyzdys ir čia galim pasirinkti įvairiausių efektų, lygiavimo įrankių, lygiai taip pat matome jo dydį ir
gylio matavimus. 2 kartus spustelnam su kairiu pelės mygtuku ant šio teksto ir galime jį redaguoti. Galime įsirašyti visiškai, ką mes norime. Ir pagal tai mums dešinėme laukelėje yra sukuriama peržiūra. Kaip vartyti šią peržiūros lentelę? Su kairiu mygtuku įspaudę pelės ir sukiodami pelę aplink mes galime ją apsukti 360 laipsnių kampu iš visų pusių. Taip pat, sukdami pelės ratuką, mes galime vaizdą pritraukti, o dešinys pelės mygtukas mums lentelę stumdo šitoje erdvinėje plokštumoje. Toliau, ką dar turime iš meniu pasirinkimų, tai turime jau paruoštų formų visą tokią biblioteką. Tai čia galime išsirinkti įvairiausių dizaino elementų, juos jungti, kombinuoti tarpusavyje. Štai iš karto galime matyti, kokius pasirinkimus mums duoda. Galime rinktis su užpildu, galime rinkti tik tai punktyrinės išorinės linijas ir pagal mūsų reikalingą maketą pasirinkti tinkamą nustatymą. Toliau, matavimo įrankis. Netaip dažnai naudojamas, nes kiekviena figūra turi savo matavimą. Jeigu pasižiūrėsime štai šiame lange, matysim ilgąją ir trumpąją kraštinę, bet prireikus turime ir štai tokį matavimo įrankį. Lygiai taip pat jį galime ištrinti paspaudus delete mygtuką. Toliau yra importavimo, tai yra pridėjimo išorinių dizainų pasirinkimą. Tai šiuo mygtuku galime pridėti SVG failus, kurie yra linijomis sukurti išorinėmis programomis. Galime pridėti G-code, tai yra būtent koordinačių tekstinį failą. Lygiai taip pat galime pridėti trimatį objektą STL formatu. Ir šiuo atveju, ką naudosim, tai naudosim image trace funkcija, kuri mums leis nuskaityti, nuskanuoti mūsų jau sukurtą paveikslėlį ir pagal tai programa sukurs jai linijas. Tai spaudžiame image trace pasirinkimą ir štai mums atsiranda tokia lentelė. Ir pamatom upload mygtuką, upload file, paspaudžiam jį ir programa mums prašo nurodyti vietą, iš kur pasiimti paveikslėlį. Štai pasirenkam, tarkim, šį pasirinkimą ir atidarome programą. Tuojaus mums bus sugeneruojamas vaizdas, ką programa mato mūsų JPEG formato paveikslėlyje, o mato štai šias linijas. Jas galime truputėlį koreguoti su šiais 2 lankikliais. Per daug vaizdas mums nepasikeis, bet jeigu kažkurioje vietoje trūksta linijų arba jos yra per storos, mes jas galime pasidaryti iki tinkamo storio. Dar vienas pasirinkimas. Kas šioje vietoje yra pilka, bus graviruojama peiliuko. Taigi mes visą šitą paveikslėlį galime invertuoti. Tai reiškia, jog visur, kur pilka, programa supranta, jog toj vietoj turi būti išgraviruojamas mums fonas, lygiai taip pat ir šio paveikslėlio vidiniai elementai, o tai, kas yra balta, bus likę nepalikta. Tai šiuo atveju tai užimtų labai daug laiko, bet esant poreikiu galime pasirinkti štai ir tokį invert pasirinkimą. Tai grįžkime prie pradinio vaizdo ir paspaudžiame import. Panaikinkime šį elementą ir štai matome mūsų kačiukas jau atsiranda darbinėme lauke. Jį galime truputėlį pritraukti, jo geriau matytumėm, kaip tai padaryti. Tai spaudžiame Ctrl mygtuką klaviatūroje ir su pelės ratuku sukam jį į priekį ir tą vaizdą truputėlį priartinam. Dabar ką galima pamatyti iš šio piešinio. Jeigu spustelnam ant skirtingų linijų, galime matyti, jog tos linijos yra atskiri elementai, jie nėra sujungti į visumą. Tai mums reikėtų padaryti patiems.
Nes jeigu bandysim dabar kažką patraukti, tai matom, patraukiam tik tą dalį, o likusi lieka toje pradinėje vietoje. Ir dar ką matome, tai matom peržiūros lange. Mums atsitinka tik tai, jog yra išgraviruojamos ausytės, o visa kita programa nemato. O taip yra dėl to, kad yra pasirinktas labai stambus peiliukas. Tai programa paprasčiausiai tų linijų negraviruos, jinai išgraviruos tik tai tas, kurias gali prieiti stambus peiliukas. O per smulkios linijos jau bus paliktos nuošalyje. Tuoj mes prie šitos vietos prieisim, o dabar sugrupuojame visą savo paveikslėlį į vientisą elementą. Kaip tai padaryti, tai užbrėžkime kairiuoju pelės mygtuku tokią diržutę ant viso paveikslėlio ir spustelėję dešinį pelės mygtuką spaudžiame group. Ir štai, dabar kad ir kur pasirinksim, mūsų paveikslėlis jau neišsiardo ir mes galime jį patraukti į norimą vietą. Sekantis žingsnis yra mums nusistatyti medžiagos dydį. Tai yra labai svarbu, išsimatuojam medžiagą, kurią prisisukome prie staklių, taip pat jos storį ir pagal tai mes matysim, kokio dydžio mūsų graviruojamas paveikslėlis atrodys prie šios medžiagos. Šiuo atveju aš nieko nekeisiu, galim iš tikrųjų sumažinti, padaryti 20 ant 20 cm lėkštelė ir matom atsiranda iš karto problema. Mūsų staklių darbinis paviršius yra 18 cm ant 30. Štai ši punktyrinė linija mums tai nurodo. Ir šiuo atveju mes padauginame savo matavimus ir tai reiškia, jog medžiaga jau išlenda iš mūsų staklių paduko ribų. Tai reikėtų, jog nei viena kraštinė mums neišsikištų. Priešingų atveju atsiranda tiling. Tai yra truputėlį sudėtingesnis procesas, kai išgraviruoja tik tai vieną dalį ir tada reikėtų ją priveržti kitoj vietoj ir graviruoti toliau. Tai padarykime, jog nei viena kraštinė mums neišeitų iš ribų. Padarykim 18 cm ant 18 cm ir uždarome lentelę. Ir štai mūsų lentelė telpa ant mūsų paduko. Tik dabar reikėtų mums išspręsti linijų problemą, kaip mums išsigraviruoti visas norimas plonas linijas. Tai nukeliaujam į peiliukų pasirinkimą, jis yra bit skiltelėje. Mūsų turimi peiliukai yra 1/16 ir 1/8 dydžio grąžtukai, taip pat 30 laipsnių plunkstelė štai čia. Tai šiuo atveju mums 30 laipsnių peiliukas, jisai yra toks labai aštrus kaip skalpelis, tai mums puikiai tinkamas prieiti į smulkius griovelius. Tai jį ir pasirenkam. Ir štai iš karto matom, mūsų paveikslėlis jau yra matomas pilnai visų plonų linijų ir bus išgraviruotas toks, koks ir turėtų būti. Šios peržiūros vizualizacijos lange yra štai tokia eilutė, kuriame galim matyti laiką. Kiek užtruks laiko būtent šis graviravimas ir kaip atrodys mūsų peiliuko judėjimo trajektorijos. Tai sukuriama simulacija ir labai aiškiai matosi, kur peiliukas judės ir laikas, jog tai užtruks 18 minučių. Sustabdome šią generuojamą peržiūrą. Lygiai taip pat galime jį judinti, galime keisti dydį. Kaip pakeisti dydį? Jeigu tempsime už šių šoninių kvadratėlių, mums proporcingai figūra pakeičia dydį. Ir galbūt net kai kuriuo atveju jau griovelis tampa toks didelis, kad jį net išgraviruotų ir stambesnis peiliukas.
Štai pasirinkus kitą peiliuką jau matom, kad tų detalių žymiai daugiau atsiranda, nes pastorėja linijos. Bet visgi mes paliekam 30 laipsnių plunksnelę ir štai matom, kaip laikas didėja nuo 1 iki 2 valandų, o prieš tai buvo apie 30 minučių. Taip, tai paskutinis etapas mums būtų prisijungti stakles prie kompiuterio ir pradėti graviravimą. Tai kaip tai padaryti? Spaudžiam štai šį Carve mygtuką. Ir dabar programa mums sako, aha, aš net pažįstu, kokia mašina yra pajungta ir man reikalingas porto numeris, jog galėčiau sukonfigūruoti ir pajungti mašiną darbui. Kaip sužinoti porto numerį? Štai čia yra rašoma, kokią kompiuterio programą reikėtų mums atsidaryti, jog matytume kiekvieną pajungtą USB įrenginį ir tai vadinasi Device Manager. Tai tojaus mes jį ir išsikviesime. Rašome į paieškos langą Device Manager, štai jisai atsiranda. Spustelnam ir šiame sąraše susiradome Ports pasirinkimą, štai eilutė yra čia, išskleidžiama eilutė ir pirmiausia pasijungiame savo įrenginį. Pajungus įrenginį, porto eilutėje mums atsiranda visai išsiskiriantis įrenginys USB Serial Device COM7. Kiekvieną kartą prie skirtingo kompiuterio tas skaičius gali skirtis. Už tai kiekvieną kartą reikėtų pasitikrinti ir įsivesti jį atitinkamai. Tai šiuo atveju yra 7, jau mes šią lentelę galime išjungti ir šį skaičių įsirašyti štai į COM eilutę. Įsirašom 7 ir programa iš karto prisijungia ir atpažįsta mūsų įrenginį. Taigi, kokį langą turime štai čia? Turime mašinos valdymo langą. Štai čia Y, X ašis ir Up ir Down Z ašis, su kurio galim kilnoti mašinos peiliuko aukštį. Lygiai taip pat ir važiuoti į dešinę, į kairę, į viršų, į apačią. Mašina mums prašo patvirtinti medžiagos matmenis, mes patvirtinam. Prašo patvirtinti, ar pasirinkta tinkama mediena, arba guma, arba dar kokią nors naudojame medžiagą, taip pat jos storis. Patvirtinam, jog viskas yra gerai. Prašo patvirtinti, ar teisingai pritvirtinta, tai jau padarėme ankstesnėme žingsnyje, spaudžiam, kad medžiaga yra tvirtai pritvirtinta. Ar peiliukas yra teisingas, spaudžiam, joks teisingas. Ir dabar svarbus momentas yra nusistatyti nulio tašką. Kaip diagramoje yra rodoma, nulio taškas yra apatinėme kairiame mūsų medžiagos kampe. Tai kaip tai mums pasiekti? Štai būtent su šitais valdymo mygtukais mes naviguojame peiliuko lokaciją į kairįjį apatinį medžiagos kampą. Kai mūsų peiliukas atsiduria šiame kampe, mes jį leidžiame su Z ašimi žemyn iki medžiagos, kol peiliukas paliečia medžiagą. Labai paprastas triukas yra pakišti popieriaus lapą po peiliuku ir kai medžiaga yra prispaudžiama peiliuko taip, jog jau negalime ištraukti popieriaus lapo, žinome, jog mūsų aukštis yra tinkamas. Ir galime pradėti procesą. Spaudžiame Use New Position. Mašina rašo, jog jau yra pasiruošus darbui. Spaudžiame pakelti peiliuką. Įjungti apsisukimus. Patvirtiname, jog apsisukimai įjungti ir spaudžiame graviruoti. Štai mašina pradeda darbą ir šioje eilutėje galime matyti apsisukimų skaičių. Kiek apsisukimų yra nustatyta, lygiai taip pat kaip greitai juda mūsų graviravimo galvutė. Šitos parametrus galime keisti eigoje. Galima pakeisti net iki 200% efektyvumą. Tai automatiškai reiškia, jog ir laiko sąnaudos ženkliai sutrumpėja.
Šios parametrus keičiam pagal poreikį. Jeigu matom, kad graviruojant yra labai susidarančių daug smulkių dulkių, vadinasi, peiliukas juda per lėtai ir reikėtų šį procesą pagreitinti. Tai varijuojant šios du parametrus galime apsistoti ties tinkamais nustatymais. Na štai ir viskas. Darbas pradėtas, laukiam, kol ši juosta užsipildo ir mūsų laikas pasibaigia ir turim galutinį procesą.